Nu kągi, sveiki visi, ir šiandien čia Airidas Pro ir šiandien aš filmuoju video, kai atsimenat, kai aš sakiau, noriu nusipirkti visas Bentley. Tai va, aš turiu pirmą. Tokia, aš galvojau ją auksiniai nudažyti, bet gražiai ir taip atrodo, ne? Tada turiu kitą. Aš visas šiaip nusipirkau. Oi, tą pačią netyčia. Tų mašinų tiek, ko kažkas iš Minecrafto bėgioja. Tai va, turiu tokią, kur jūs matėt beje, per Archer žaidžia. Aš ten buvau jo vairuotojas, tiesiog padėt. Ir mano greičiausia ir geriausia mašina. Ir jinai yra per daug gera, kad ją naudoti gatvėje, nes jinai tiesiog neišlekia viso greičio, nes jinai be nitro važiuoja, jinai važiuoja 546, o su nitro net neįsivaizduoju, aš bandžiau kažkada, bet, pažiūrėt, kiek jinai važiuoja, bet aš negaliu įsibėgėti, tiesiog įsitrenkiu. Tai šiandien aš tiesiog nueisiu pažiūrėti, ant kiek jinai važiuoja su nitro. Pabandysiu vieną čia reisą padaryti. Pažiūrėsim, kas laimės. Ir čia, žinokit, tokia mašina, kur vaiduoklis tipo, jinai kainuoja ten 700 000, o šita, aš už ją tiek mokėjau. Ir aš jums dar žinau, kad vienos neparodžiau mašinos. Žinokit, atsiprašau, šitą reisą baigsiu ir jums parodysiu būtinai. Tai jo, mane lenkia šita mašina. Jinai šiaip tokia, aš ją turėjau, kaip atsimenat. Ir aš ją tuoj aplenksiu. Tiesiog. Ir aš ją aplenkiau. Kaip matot, su nitro aš į kalną važiavau 537, 44 iš viso. Nors jinai iš tikrųjų be nitro važiuoja tiek. Tiesiog, kad man skubėjau. Tai va. Ir aš jums dar neparodžiau vienos mašinos, kuri yra brangiausia iš visų Bentley. Pagal kainą. Man tai šita yra brangiausia ir gražiausia. Bet aš ją kažkodėl neuždėjau favorit, kad šitą mano karą. Tuoj surasiu, atsiprašau, kad šitaip pasitempė. Va. Ok, tai va, jinai, aš čia galvojau taip ir palikti, kaip jinai yra, nes, faina mašina, va, vidus toks gražus ir, va, tokia jinai, va, faina. Aš ten nežinau, kiek jinai važiuoja, bet man šiaip neįdomu. Man šiaip tik kaip dėl solidumo aš ją nupirkau ir dėl to, kad man reikėjo visą kolekcioną užpildyti. Jeigu nežinot, kas yra kolekcionas, tai aš jums tuoj parodysiu. Tuoj išeinam iš mašinos. Atsidarom ten, kur va šičia. Čia, kur mašina pavaizduota. Tada va, collections. Kas nežino, tiesiog sakau. Va čia yra Apollo, Audi, Bentley, Chevrolet, Jaguar, McLaren, Nissan, Porsche, Pagani. Tai va čia pavyzdžiui galit gauti 15 plus cash boost. Čia galit gauti mašiną, jeigu visas šitas nusipirksit. Ir Audi va čia yra, visokie va čia yra. Ir jo. Ir aš galvoju, kad šitas video bus ilgas šiandien, nežinau, aš galvoju ir 2 filmuot, tiesiog, kad vėliau įkelt, ar tiesiog dabar 2 nufilmuot, tai man atrodo, kad aš filmuosiu 2 dabar tiesiog, nes, ką man po to daryti, aš nesuprantu. Jūs gal net bus nežiūrėsit, jūs mano video dabar gal žiūrit, nežinau, tai va, ir va, matot, šita mašina lekia virš 500, jeigu tiesiog va taip kiaurai važiuoja. Va, matot? Jinai važiuoja į kalną čia mes važiuojame, jeigu ką, tai žinokit, jinai tokia lėtoka bus.
Va, matot, 6 įspaudžia, o jeigu dar jinai įspaudžia su nitro 589. Tai žinokit, labai mažai trūksta iki 600, tai labai set. Bet gal aš nitro upgrade'insiu pas ją ir viskas tiesiog. Reikia tokį kelią susiras, kur tik tiesiai važiuoja. Kur aš čia važiuoju, net nesuprantu. Ir dar, jeigu nesakiau, užprenumeruokite tokį Archer youtuberį. Jisai irgi labai fainą kontentą filmuoja. Aš pats esu užprenumeravęs, man jisai labai fainas, kaip youtuberis. Fainus video šiaip kelia, normalus čivakas. Jeigu jūs galit su juo žaisti, jisai jūs priims į draugus tikrai. Ir jūs galėsit žaisti su juo tiesiog kartu ir jo. Nu, dabar rimtai ten buvo daugiausiai, kiek jinai gali spausti. Nu, tai va. Ir aš pabandysiu su jumis dar vieną reisą šiandien padaryti ir pasikalbėti, kaip aš užsidirbu ant šitos mašinos ir dar netgi atskleisti, jeigu kažkam, kažkas gal nepagalvoja, tokią paslaptį. Aš nevažiuosiu tikrai čia taip ilgai, aš tiesiog atsiteleportuosiu prie spamo. Visi puikiai žinot, kad yra va ta mėlyna misija. Ir vat, pavyzdžiui, su kažkuo, vat, užsimanot, vat, pavyzdžiui, su Porsche Taycanu padaryti. Ir jo, mes jau galim daryti. Ir matot, va čia yra prizai, ne? Jūs galite tiesiog su draugu prie vat, šiame serverį žaisti, nes, nu, jisai jums padės gauti pinigų, tiesiog pasidavinės. Ir jūs gausit pinigus. Ir jo, o kažkas čia turi tokią pat mašiną kaip aš, tai jo. Bus įdomios lenktynės, reikia kažkaip jūs gražiai padėti, kad neiškristų. Nežinau, ar matosi truputį galva čia į viršų. Tai va. Nu, nesimato. Man, žinokit, trukdys truputį šitas dalykas, kad čia filmuoja. Mano mašina, variklis, tiksliau jos, labai upgrade'intas ir aš labai tikiuosi ant laimėjimo, nes, nu, aš tiesiog žiūrėsiu į kompiuterio ekraną, ne apie telefoną, nes man tiesiog nepatogu, žinokit. Tai va, čia yra šitas reisas ir jūs galite tiesiog su draugu žaisti, nežinau kiek. Aš šiandien dirbau, kad užsidirbti tiek pinigų. Ir kas jau turi šitą, tai padėkit laiką. Arba tiesiog padėkit, nes fainas video, šiaip atskleidžiau gal kažkam, kas nežinojo, naujieną tokią. Ir jo, matot, aš dabar pirmoji vietoje, bet čia nežinau, ar tikrai aš laimėsiu, nes, nu, galiu kažkur klaidą. Kaip sako, nesakyk dar nepadaręs. Nu, kažkaip tai taip. Tai va. Ir užprenumeruokite Airidas Pro. Šitą kanalą tiksliau, nes yra 2 kanalai. Nes, kaip sakiau, aš vedžiau 2 kanalus, kas žiūrėjo mane. Tai va, aš darau šitą reisą. O jau 63% padariau. Kažkas neseniai tik nusipirkęs tą mašiną galvoja, aš, žinai, laimės mane, bet man atrodo, kad aš laimėsiu. Ir gausiu 54 000 ir galėsiu nusipirkti tą ne laivą, o helikopterį, kad tiesiog dėl gražumo jisai būtų, tiesiog, man jisai patinka. Tai va, nusipirksiu aš jį, tikrai neparduosiu jo, man reikia jo pačiam, tiesiog kartais, vat va, mato 93, va tie vat procentai, kaip pasakius. Nu ir va, nitro galima užspausti iki ten. Ui. Nu va, kažkas dar net nedavažiavo, tai va čia mano tas tokia pačia mašina, tik tais mano upgrade'inta pilnai. Aš palauksiu, man įdomu, kiek važiuos jisai. Tiesiog, nu, kol važiuoja, man įdomu pažiūrėti. Va, kaip mato, dar gavau prizą 56 000. Va, ir jisai gerokai pavėlavo, žinokit, gerokai. Tai va, aš dar gal vieną reisą padarysiu su juo.
ar nedarysiu. Taip, man įdomu. Tai va, aš dar noriu vieną reisą padaryti paskutinį jau šiandien ir nusipirksiu helikopterį, nes, norisi. Man reiso. Kas čia per reisas? Va, kur aš ieškau. Čia toks reisas. Ir kas fainai, kad šitos mašinos taip neužneša, kaip jums pasakius. Jin tokia normali. Bet aš noriu, kad jūs kažkur padėti. Kad jūs matytumėt. Bet jūs nematysit greičio, nieko, bet... geriau filmuosiu. Rankoje. Tai... Čia reikia, kad prizumintų. Tai va, Driving Empire Best Game. Ir aš, žinokit, žaidžiau 3 valandas su draugu, kad jis man padėjo. Ir užsidirbau, taip sakoma. Užsidirbai tai gerai, užsidirbai tai gerai, užsidirbai. O mano mašina pirmoji vietoj, bet jinai toj bus antroj. Kai tiesiai važiavam, tai jo, bet kai jau aš man atrodo aplenksiu, o gal ir ne. Aplenk, aš jau vijuosi. Jinai, matot, jau čia sukinės. Ir kas fainai, kad šitos mašinos nenešioja kaip McLareno mano. Nežinau, ar jums rodžiau kažkada, galėsiu parodyti per kitą video, kiek aš turiu mašinų ir kokias aš jas turiu. Tai va, gal jums įdomu, nežinau, tiesiog užsimaniau jums parodyti. Ir šita, kur su ją lenktyniauju, jinai važiuojam 500, bet čia... Ant šonų šita mašina labai bloga. Jinai, kai tiesiai, tai jinai tiesiog, matėt, su tuo reisu. Puiku viskas. Aš tiesiog išeinu iš šito reiso, nes man nėra tikslo tiesiog. Nes aš jau žinau, kad aš pralaimėsiu. Ir gerai, ką aš jums čia norėjau paskutinio dalyko pasakyti, kad aš nežinau. Aš tiesiog nežinau. Gal aš nuvažiuosiu kažkam parodyti. Nežinau. Tiesiog. Aš dar prie jūsų nusipirksiu helikopterį. Aš dar galiu nusipirkti motociklą, žinokit. Taip, aš galiu. Aš pažiūrėsiu, kaip čia ką. Yra motociklas pigus. Toks, yra už 110 000. Yra už 190 000. Yra už 400 000. Yra už 100 000, už 600 000. Ir yra dar už 1 500 000. Jisai važiuoja 410. Man, žinokite, iki jo reikėtų taip ilgai eiti. O, čia kaip Ferrari toks. Aišku. Tikiuosi, dar nebus motociklų, tada galėčiau už tą iš principo dar nusipirkti. Aišku, čia reikia užsispirti man. Jisai brangiausiai kainuoja 1 600 000. Aš nežinau, žinokit. Aš galvoju, gal šitą nusipirkti. Per brangu, žinokit. Bet man, kaip jums pasakius, aš 2 milijonus dirbau 4 valandas. Tai čia nesąmonė grynai. Bet, dėl jūsų aš galiu. Helikopter. Exit. Šitas video šiaip toks ilgokas. Man tai jisai fainas. Jeigu jūs norit, kad aš nusipirkčiau kokią dar brangią mašiną, tai padėkit laiką, bet man atrodo, čia mano brangiausia mašina, tai bus ne šita, o už 1 700 000. Nes, per daug daroma man čia dirbt, žinokit.
Tai pliusiukas, aš galvoju prie jūsų helikopterį nusipirksiu, truputį apgreidinsiu ir va čia yra toksai va, aš labai šiaip norėčiau nusipirkti. Ne dėl greičio, man greitis realiai nusispjauti, aš auksinį norėčiau va tokį. Bet aš net tokio va neįperku, tai įsivaizduokit, kaip gražiai atrodo auksinis. Tai aš pirksiu už 150, man rimtai tiek mažai trūksta. Gerai, mes tuoj nuvažiuosim truputį. Pravažiuosim su mašiniuku ir gausim pinigų. Nežinokit, kartais atsibosta tik su mašina važiuoti, nes neįdomu šiaip. Tuoj aš čia pavažiuosim, liko kokie 300. Iki galo ten tada važiuosiu ir iki spamo galvoju. Va, kaip tik atvažiavau, kur reikia sraigtasparniams. Tai pliusiukas greičiau apaugotų. Žinokit, jau pavargau filmuoti. Ir negražiai atrodo. Toks auksinis tipo, bet... Žiūrėkit, dar man liks tik 200. Dar praskrysim truputį, aš noriu paskraidyti su juo truputį. Nu va, ant šito video ir eina į pabaigą. Ui!